Sveiki visi atvykę į mano podcastą, ar galbūt sugrįžę eilinį kartą. Šiandien 70-as jubiliejinis su Giedriu Žibėnu. Šiandien su Giedriu kalbėjome apie jo kultūrinės patirtis užsienį, apie tai, kaip jį pakeitė kaip virtrenerį, jo mąstyseną, elgesį tiek su žaidėjais, tiek su štabu. Labai įdomios įžvalgos apie patirtis užsienyje, Italijoje, Indonezijoje. Tai labai siūlau įsiklausyti ir galbūt pasimokinti. Ir mes tada kalbėjom labai apie bendravimą, komunikaciją komandai su žaidėjais, su štabu ir aplinkiniais. Tai labai siūlau pasiklausyti, prisirašykite, prisinumeruokite, dalinkitės, laikinkite, komentuokite, labai reikia daugiau pasidalinimų, komentarų, kad šitas podcastas augtų. Labai džiaugiuosi, kad esat ir lauksiu jūsų kitam epizode. Ačiū. Iki. Labas, Giedriau. Labas, čempionė. Labas, Benai, labas. Labas, Čempionė. Taip, va to ir norėjau, to ir laukiu atsakymo. Tai ačiū, kad atėjai pas mane į mano podcastą, labai kuklų, bet labai nišinį ir labai tikiuosi pagelbinti jauniem treneriam ir vadovam ir šiaip krepšinio aistruoliam, gal biškai praplėsti žinias. Ir mano 70-as podcastas bus, tai kaip lietuviškas podcastas, 70-as jubiliejus. Jaučiuosi su mano nugara kažkaip tai jau 70 link, bet iš širdies vis tiek jaunas. Tai kaip tu jaunas išlieki? Kuo toliau, tuo labiau matau, kad viskas yra aplink sveikatą ir reikia ją branginti ir tausoti ir tikrai nesam dar tokie, mes labai seni su tavim, bet kai pasišnekam, tai matom, kad ta tema vis aktualesnė abiems mums, tai manau, turėsim gerą labai laiką čia su tavim, palysi po skūrą, moki tą daryti savo podcast'ą ir tikiuosi tavo podcast'o nesugadinsiu tokio jubiliejinio. Ne, bet darysim chirurginį podcastą, papjausysim biškį, pažiūrėsim, paskui susiūsim vėl. Viskas normai, viskas tvarkoj. Ne, mes šiandien pasikalbėsim apie skirtingus dalykus, apie tavo kelią, kuris yra labai skirtinis karjeros kelias. Apie sveikatą spėsim pakalbėti, bet apie psichologinę sveikatą gal kažkiek tai irgi pakalbėsim, kaip šitam darbe išlikti psichologiškai sveiku ir šaltakraujišku, neprarasti savęs tiek rungtynėse, tiek procese, bet, žinai, tu mažai šiaip lankaisi podcastuose ar viešose erdvėse, kad galėtum papasakot atvirai. Ir mano podcastas yra, kad aš mėgstu atvirai bendrauti, šiaip kaip ir bandau, stengiuosi būti va toksai, kaip dabar esu ir su visais, su kuriais susitinku, ne podcaste. Ir dėl to, man atrodo, bus smagu tavo pusėje išgirsti tavo įtaką, kas tau turėjo didžiausią įtaką tavo karjeroje, kur buvo pokyčiai. Mes jau tai kažkiek tai kalbėjom, kažkiek tai tas patirtis ir rinktiniai apsikeitėm, bet jeigu dabar taip trumpai aprašant tavo kelią, kur pradėjai Kaune, paskui į užsienį varėjai, tai kaip, žinai, kuriuose vietose tau tokie taškai buvo pointai, kur tu labai prisimeni, ir tada paliesim tą tašką, kur tu jautiesi didžiausią pokytį pajutęs užsienyje būtent. Ir tada biškai pasigilinsim, kodėl tai įvyko ir kas Lietuvoje galbūt kitaip galėtų būti. Jo, tai pirmi 11-12 metų tai prabėgo Tornado krepšinio mokykloje ir nieko neslėpsiu, iškart galiu tavo podcastą pradėti labai atvirai. Buvau velnės turbūt, labai toksai senamadiškas, turbūt balkaniškas toks treneris, nors jokio autoriteto tikrai neturėjau, jokios ten pavardės neturėjau, bet kažkur gal sekt bandžiau tuos vedančius trenerius ir labai ne nuo to galo turbūt pradėjau, ypač dirbant, kas liečia su vaikais. Tai buvau toksai ir konfliktiškas treneris ir pastoviai nepatenkintas, bet tos išvykos, tos patirtis užsienyje, tai labai atvėrė tą visą požiūrį. Gali pavyzdį duoti, sorry, nutrauksiu, aš tai, žinai, kaip girdžiu dalykus, man taip, pavyzdžiui, kaip sakai, buvai kaip negatyvas, ar kažkiek tai toksai gal prisiknisinėjantis prie dalykų. Gali pavyzdį duoti kažkokie momentai, kur buvo, kur sakai, va čia buvo, tuo metu tu galvoji, kad čia teisinga,
Bet dabar atsižvelgiu, galvoju, nu blemba, visiškai nesąmonė buvo. Aš galiu irgi pavyzdžių duoti iš savo, kaip vaikus treniravau, bet kokį momentą, kokį pavyzdį dabar tu įsivaizduoji, apie kurį tu galvoji? Tiesiog tokio gal konkretaus nėra, bet tiesiog tas noras nepasvertas, jaunatviškas gal maksimalizmas iš kitos pusės, bet tas noras kontroliuoti viską, Mhm. kas yra labai toli jau nuėję, jau tai yra labai ta praeitis tų trenerių. Manau, modernus treneris, tai jis turi turėti gerą komandą, štabą gerą ir viskas turi suktis kartu tiek organizacinė prasme, tai tiek su organizacija, tiek su ofisu, tiek su trenerių ofisu ir panašiai. Tais laikais, liečiant ne tik vaikų krepšinį, nes aš jau vaikų krepšinį dirbdamas jau treniravau ir nacionalinės lygos komandas, kartu dubliavosi man darbai, tai ir ten norėjosi kontroliuoti viską, tiek Šakių Zanavyke, tiek Marijampolės Sūduvoj, realiai dirbau be jokio asistento, nes vis dar taip atrodė, kad daug ką žinau. Iškart po NKL ir po vaikų krepšinio išvykau dirbti, pirmas užsienis buvo Lenkija ir ten atvykęs į profesionalią komandą su treneriu Donaldu, supratau, kad nieko nežinau, labai staigiai į tą Bet aukštesnį lygį. pripažinai Oi, savo. taip, iš karto, nes paprasčiausias pavyzdys, kas man buvo 180 laipsnių kampu, tai realiai visas skautingas, kaip atlikti skautingą, kaip dirbti su juo, kiek rodyt, kaip rodyt, kada rodyt, kas yra būtina, kas yra trash minutės video, kas yra būtinos, kaip išsireikalauti tiek per video, kokią žinutę paduoti. Tai buvo labai svarbus sezonas, aš didelės rolės toje komandoje neturėjau, buvau asistentas, antras ar trečias, tai nėra taip svarbu, bet ta patirtis man padėjo toliau. Tai tokių konkrečių pavyzdžių, tai tiesiog buvau konfliktiškas tiek su žaidėjais, tiek su vaikais, kai kuriais, tiek su tėveliais kartais, tiek su kolegomis, nes, kaip ir sakau, ta pagrindinė priežastis tokia jaunatviškas maksimalizmas ir noras viską kontroliuoti. O kiek nesaugumo buvo tame, kad galėjom kažkam pasakyti, kad į diskusijas eiti, kad tu kažko nežinai, nes jauni treneriai kartais irgi būna, kur taip, man neaiškiai, aš žinau čia, nes aš šitoj vietoje gyvenu ir mano čia pastovi kiekvieną dieną tom temom užsiemu ir dabar ateini iš šono ir man kažką pasakoja, taip toksai kategoriškas gal užsispyrimas ir nesaugumas, nes tu realiai neleidi, kažkiek tai toksai kompleksas įsiveda, žinai, kad tipo, man dabar čia neaiškink, aš žinau. Šita mintis man atėjo, kai pradėjau keliauti iš tikrųjų į tas tokias nestandartinės valstybės, kur aš save laikiau iš krepšinio šalies ir tas automatiškai man uždeda kažkokį ant kaktos tokį emblemą, kad aš esu iš krepšinio šalies ir aš žinau viską. Ir pirmos patirtis nebuvo jos geros, ta prasme, kad nenorėdavau prisitaikyti prie vietinės kultūros, tos pačios religijos, papročių, kaip vyksta viskas toje komandoje. Ir metai iš metų bėgant aš tą supratau, kad tai yra tai, nuo ko reikėtų pradėti. Tai yra adaptuotis, prisitaikyti ir tik paskui žingsnelis po žingsnelio įves savo idėjas. Tavo idėjos nėra tos, kurios viską pakeis toje šalyje, kur tu nuvažiuosi iškart per 2 savaitės. Tai tas man buvo gyvenimiškas potyris toksai, kur, sakau, per visus tuos metus kelionių tą labiausiai ir išmokau, kad kur tu bevažiuotum, tu turi gerbti tą šalį, kur tu esi, tą kultūrą, religiją ir tik tada kažkiek nedrąsiai iš lėto įvedinėti savo idėjas. Jo, aš manau, va tas yra, kad užsienį turi būti atviras, bet kažkur tai tą pusiau keli susitikti ir tą iš tos kultūros pasiimti, adaptuotis, nes tu matai, tu jų nepakeisi visą tautą, nepakeisi jų praeities, jų mentalitetų, tu gali kažkiek tai įdėkti iš savo filosofijos, iš savo patirčių, jiems gal požiūrį pakeisti, bet tau reikia irgi adaptuotis prie jų komunikacijos būdo, kaip jie tave girdi, nes tu vienas sakai, jie kitą kažką gali išgirsti, kitaip išgirsti. Ten su Dainim, kiek esu kalbėjęs irgi, ten Japonijoje vis tiek irgi reikia kitaip iškomunikuoti, kitaip tas mintis paleisti. Ir tai toksai gaunasi, tu pastoviai turi tas antenas turėti iškeltas ir matyti, suprasti jų reakcijas ir į tavo coachingas, tavo coaching stilius keičiasi eigoje, nes vienas prie kito turi kažkiek tai taikytis.
Būtent, aš galiu vieną pavyzdį iš Indonezijos duoti tą temą. Mes turėdavom treniruotę 6 val. Vakaro, po 6:05 yra malda, kur religingi žaidėjai, jie turi melstis, jie turi nusiauti sportinę valinę, jie turi tokį tam tikrą rūbą užsidėti ir eiti už aikštelės ribų atlikti savo rutiną. Ir tai yra apšilimas, mūsų komandos apšilimas, man, kaip jaunam treneriui, maksimalistui vėlgi, tas iš pradžių nepatiko, aš gal kažkur net norėjau uždraust, bet paskui kažkaip labai ramiai pagalvojęs, ačiū Dievui, kad to neuždraudžiau, kas būtų, jeigu aš tą būčiau uždraudęs žmogui, kuris daro visą tą gyvenimą nuo vaikystės. Ką aš to Taip. būčiau laimėjęs? Nieko. Ką aš galėčiau pralaimėti? Pralaimėjęs. Taip. Konfliktą. Taip. Taip. Tai yra Dievą nereikalingi, kur aš noriu kontroliuoti viską ir iš ko atsiranda tie nereikalingi konfliktai. Tai yra ta senoji trenerių mokykla, kuri yra, aš tikiuosi, nueinanti ir negrįžtanti. Jo, nes čia yra tas vis tiek šiais laikais daug daugiau yra informacijos, kuria yra sugeriama, kuria yra pateikiama. Šiaip yra per daug jos, yra information overload. Tavo pastoviai yra stimulacija kažkokia, dėl to tas dėmesys irgi krentantis yra, bet čia yra einamoji tema, jau visi tą supranta, dėl to visi tie skautingai sutrumpinti yra, visa informacijos kiekis yra kažkiek tai susikoncentravęs. Bet tas yra, kad paskui žmonės jau, jie supranta, kad yra ir kitokių būdų treniruoti. Ir tada, bet reikia irgi tada suprasti, kad yra iki tam tikros ribos, nebus, kad mes dabar čia taip lengvai ir be konfliktų gyvensim. Tie konfliktai ir bus, ir nes yra ribos viskam. Bet yra kažkoks tai laviravimas, kur tu nori žmoniškai su žmonėm elgtis, kur tu nori ir komunikuoti už aikštelės ribų, nebūti kažkiek tai atsiskyrėlis, žinai, kur ateini salėje tik tais tas, o paskui jau kaip Dievas, kaip ir tada nepasiekiamas, ar sunkiai pasiekiamas, ar nebendraujantis, tai aš manau, ta nauja karta supranta tą ir tada tik tais yra esmė ieškoti ir atpažinti ribą, atpažinti ypač jaunam treneriui, jaunam asistentui netgi, kur eina ir tada tu turi atpažinti, okei, iki čia gerai yra, čia gerai žinoti ir tada kažkaip tai su žaidėju gerą ryšį turėti, bet tada kaip iki tam tikros ribos, nes tu kažkiek tai vyr treneriui turi irgi patarti, va čia dabar neišsiduodant, aš dabar iš asistento pusės galvoju, neišsiduodant ir nepakišant žaidėjo po patranką, bet ir į vieną pusę per daug nenukeliauti, bet ir į kitą pusę per daug nenukeliauti. Turi kažkur tą ribą žinoti ir ką paskui treneriui perteikti. Aš manau, kad jeigu asistento klausimą paliečiant, tai jisai turėtų būti vyr trenerio sekėjas ir jisai neturėtų drastiškų imtis nuo pat pradžių. Lygiai taip pat aš galėčiau prilyginti teisėjus, kurie pradeda švilpti aukščiausioje lygoje ir jie pradeda su labai drastiškais švilpukais ir tai labai negerai atrodo. Lygiai tą patį aš galėčiau su asistentais pradedančiais. Yra tam tikros ribos, kurias tu turi toleruoti ir kur tu žaidėjams galime leisti, galim neleisti. Ten jau yra daugiau vyr trenerio kompetencija. Bet jeigu aš esu jaunas treneris atėjęs į naują kolektyvą, aš turiu būti followeris, o ne, kaip pasakyti, performeris. Taip. Lygiai tas pats, sakau, sulyginau su tais jaunesniais teisėjais, kurie jūs palakstykit kartu su tais vedančiais teisėjais, pasižiūrėkit kaip jie bendrauja, kaip jie įeina į žaidėjų tą visą pokalbius, į pagarbą vienas kitam, į pagarbą treneriui ir panašiai, o nepradėti nuo drastiškų techninių pražangų, įspėjimų ir taip toliau. Jo, čia tą palaipsniui sekti ir su to flow eiti, kažkiek tai tą flow atpažinti ir jausti ir gal kaip kažkiek tai vėl, ir tiek ir iš teisėjo pusės ir iš kitų, ten kontroliuoti ribas, žinoti, kur yra tas laviravimas, kur yra tas viduriukas auksinis. Tai grįžtant dar prie tavo kelio, kaip sakėjai, konvertacija kažkada vyko, ne? Kaip anksčiau konvertavom dar failus, dabar konvertuojam save. Tai augam konvertacijoje ir kur tavo konvertacija įvyko iš... Geri prisiminimai su to žodžiu iš rinktinės laikų. Konvertuojam tada tą failą. Tai ta konvertacija iš vienos šalies į kitą, kaip ėjai, keliavai, nes ten buvai tiek
Lenkijoje, Italijoje, Danijoje, Indonezijoje, Irane buvo, ne, kas tikrai buvo visiškai skirtingos patirtis, kur aš irgi skaitau knygą dabar, dar įsiterpsiu, dar dadėsiu, kur Culture Map, visiems reklamuoju šitą knygą, nes jinai yra šiaip labai, labai gerai, kaip išvelgti ir atpažinti komunikacijos pobūdį skirtingose kultūrose. Lyderystė vienoje šalyje nereiškia, kad jinai bus tokia pati lyderystė kitoje šalyje. Kaip tu Rytų Europos ar Danijoje, ar Kinijoje, vis tiek tu visai kitaip būsi žiūrimas kaip lyderis ir tave kitaip atsižvelgs. Tai kur tavo ta konvertacija ir tas lūžis gal vyko, kur tu reflektavai daugiausia ir tada atpažinai, kad tu visiškai ne savas savo. Turbūt taip paėmus bendrai, ar tu dirbi Lenkijoje, ar tu dirbi Danijoje, ar tu dirbi Estijoje, tai didelio skirtumo nėra, nes tai yra visa artima mums. Mūsų regionas, Baltijos jūros regionas ir panašiai. Pirmas sezonas išvykoje buvo Lenkija, kur netgi tų pačių magijos surelių galėdavai nusipirkti, tai ten per didelio to kultūrinio šoko nebuvo. Ir vis tiek tu jaunas treneris, tau pirmas tokia patirtis su profesionalia komanda, pilnai profesionalia, ne half professional. Ir tada turbūt, kas įvyko po Lenkijos, mes laimėjom pakankamai, nebuvom ten kažkokie favoritai, mes laimėjom bronzos medalį, nei Donaldas Kairys, nei aš nebuvom pratesti su ta komanda ir mes tokie free agents tapom. Donaldas niekur nedirbo ir aš, turėdamas ankstesnių kontaktų iš italų, susisiekiau su savo draugu treneriu iš Italijos ir pasisiūliau pas jį atvažiuoti, kol aš esu laisvas, padirbėti su jo krepšinio mokykla. Ten ir mergaitės, ir serija B moterų, kur pagrindas yra iš krepšinio mokyklos auklėtinių su keliom veteranėm. Bet esmė, kad jau toliau nuo Lietuvos, jau pietus, jau oras kitas, jau saulės laikas kitas, jau šiltumas, atvirumas žmonių kitas, priėmimas, svetingumas ir pozityvas kitas. Ir turbūt tai buvo didžiausia konvertacija. Po to sezono aš grįžau kitas ir aš tą jaučiu, tai ne aš savo sakau, tą man sako aplinkiniai, tą man sako šeimos nariai, ir tai man padėjo turbūt tolimesnėje savo karjeroje ir profesinėje, ne tik kaip žmogaus, bet tas jų išskirtinis pozityvas, tas jų išskirtinis atvirumas, priėmimas svečio. Pas juos, jeigu tu gyveni, jiems tai yra big thing, pas juos tu jau esi the coach. Ta pagarba tavo profesijai, nesvarbu kokiam tu lygiai dirbi, tau yra visiškai kitas kaifas, ką tu darai kasdien, dėl ko tu keliesi, dėl ko tu eini gult. Tau, kiek tau metų buvo, kaip išvažiavai į Italiją? 33. Nu, jau šiaip žmonės tam amžiuje galbūt jau mažai kas pripažintų savo, ne? Gal mažai norėtų adaptuotis, nes gal ta kultūra, iš kur jie atvažiavo, jau per daug ir per giliai yra jinai įdiegta. Tai labai geras šiaip pavyzdys, kad dar gali žmogus pasikeisti netgi tam amžiuje, išvažiavęs į kultūrą ir būtent atviru, kitam požiūriui, kitai kultūrai, kitam bendravimo būdui. Ir tas yra toksai, kur daugelis žmonių prie aplinkos pradeda kažkiek tai taikytis, ar jinai gera ar bloga, nes tave įtraukia taip dauguma prieš vieną žmogų, ne, taip kovoja. Tas pats kaip iš kitos pusės, jeigu tu kovoji, kaip mes prieš tai sakėm, su kultūra, kuri visiškai nepriima taip, kaip tu nori, o jie turi kitaip priimti. Tai, pavyzdžiui, tada, kaip tu sugrįžai, pasakai savo aplinkėjo į Lietuvą ir sako, tu kitoks, tada nebuvo toksai, kad tau kažkaip tai pradėjus sugrįžinėti atgal į savo seną tą aš, kad tu jautei, kad tu galbūt vėl norėtum būti toksai, koks tu buvai, ar ten, kad tau buvo taip teisinga, o ne taip neteisinga. Atpažinai tą, galvoji apie tai, ar tau tikrai patiko, ar tu atradai save Italijoje? Aš atradau turbūt save Italijoje, turbūt šitaip atsakyčiau, nes iki tol aš buvau augintas, kaip pasakyt, mano mama yra auklėtoja, tai nuo mažų dienų vis tiek tas toksai senesnio kirpimo tas auklėjimas, to negalima, šnekėti su tuo žmogum negalima, nesisveikinti su nepažįstamais ir taip toliau.
Tai mes vis tiek, mūsų karta yra užaugusi šitaip ir išvykimas į tą pietų šalį, kur viskas yra atvira, kur eini gatve ir žmogus šypsosi tau tiesiogiai, tai daug ką keičia, daug ką keičia. Tai apie šypsenas, kaip ir kalbėjom, Lietuvoje vienaip, užsienį kitaip ir kaip užsienį jautiesi atviresnis, nes tau šypsosi, Lietuvoje gal šypsosi, nes tave gal tiesiog atpažįsta, bet tiek Amerikoje, tiek, žinai, sveikintis su žmogum, kurio nepažįstamo Lietuvoje yra gan neįprasta. Bet tas yra toksai lipimas per save, galbūt tu nori, kad tiesiog gerą vaibą sukurti, gerai jau, kad kitas žmogus, kad jaustųsi saugiai, tu tiesiog Lietuvoje saugiai jautiesi kaip nesisveikinimo, užsienis saugiai jautiesi kaip sveikinas. Toksai kaip paradoksiškas. Kažkas tokio. Paradoksiškas gyvenimo būdas ir kultūrinis poveikis, bet tas atsižvelgia paskui ir žaidime. Aš manau, kad Lietuvoje daugelis ir jaunų trenerių ir šiaip sistematiškai augina tokią kompleksuotą krepšinį, kur žmonės žaidėjai bijo tada klaidas padaryti, bijo būti savimi kažkiek tai, kur tada labai tos rėmus būna įspausti. Aš nežinau, kaip buvo anksčiau, kaip tu treniravai vaikus ir kaip dabar galėtum sulyginti, kaip dabar treniruoja, bet ar tu jauti irgi tuo metu, kaip jauni treneriai ir jaunus žaidėjus, tada taip stato į rėmus ir tada gaunasi, kad dėl kiekvienos mažos klaidos taktiškos, kur neina pagal tą jų trenerių nustatytą kelią, žaidėją peikia ir ten stato į rėmus ir tada žaidėjas dar daugiau susipartina, dar daugiau užsidaro tiek ant aikštelės, tiek už aikštelės ribų ir toks gaunasi niekaip negali atsiverti, tiek kaip asmuo, tiek kaip žaidėjas. Taip, čia labai, labai girdėta patirtis, pats ją turėjau. Kitas pavyzdys, žaidėjus vaikų amžiuje sustatyti į tas pačias pozicijas, vienodas pozicijas, juos ugdyti kaip vienos pozicijos žaidėjus, neduoti jokios laisvės, kažkoks aukštesnis žaidėjas iškart jisai jau bus pas mane 5. Ir panašiai, nesvarbu, kad jo tas skills package yra žymiai, žymiai aukštesnio lygio, nes vėl reikia laimėti. Reikia žaisti aukščiausiam divizione, reikia nuo kažko pradėti jaunam treneriui ir šitos problemos. Čia jau kita tema. Jo, čia kita tema yra, kur treneriai yra teisimi pagal pergalės ir pralaimėjimus, ne pagal tai, kaip žaidėją išaugina, išvysto ir tas savybės ant aikštelės, už aikštelių kaip asmenį. Tai čia sistematiškos problemos. Bet kalbant dar sugrįžtant apie kultūros kaip Indonezijoje, kaip tu, kokius buvo patirtis, kaip tu ten treneris tapai, buvai iš karto atvažiavęs, tau suteikė tas laisvė, tu tave galėjai eksperimentuoti savotiškai, nes tu kaip savo erdvėj kažkokioj užsienį, kur gal ir toli nuo Lietuvos, kur gal ne tiek žmonių kreipia dėmesį ir tu jauti gal mažiau stebimas, bet kiek tau tas padėjo, kad tu galėjai atsiverti ir būti kaip tas treneris, kuris tu norėjai būti ir nebūti kažkaip tai įspaustas į rėmus, tiek kiek treneriai spaudžia žaidėjus rėmus, tiek kiek, žinai, visuomenė ar bendruomenė ar vadovybė kartais spaudžia treneriai į rėmus, kaip jisai turi būti, koks jisai turi būti. Kiek Indonezijoje pajutė tą laisvę, kad tu galėjai būti savimi ir tau aplinka leido ir netgi skatino būti savimi? Visų pirma, tai buvo labai įdomi patirtis. Jie pakvietė mane tryout period per vasaros metu prieš sezoną atvažiuok 2 savaitėm tryoutas. Jiem ne mane tikrins, aš tikrinu juos. Ar man jie tinka, ar aš dirbsiu šitoj aplinkoje. Geras. Ir man po pirmų 5 dienų, jeigu atvirai, aš sakiau, ne, aš čia tikrai, man per didelis šokas buvo kultūrinis, viską. Ir man tiesiog buvo, aš sakiau, ne. Ir ką jie darė, kaip vadovybė, kaip organizacija darė viską, kad mano mindsetas pasikeistų aukštyn kojom. Ir aš išvažiuodamas, aš žinau, kad grįšiu. Po 2 savaičių jie padarė viską, kad tu jaustumėsi, jeigu aš sakau Italijoje, tu jautiesi kaip the coach, tai ten tu jautiesi the coach, bet visos raidas yra parašytos iš auksinių raidžių. Aš tau tokį galiu palyginimą pasakyti ir tai buvo sezonas po kelių sezonų būnant asistentų Donaldo Kairio ir aš jaučiausi jau pribrendęs tam, kad aš bandyčiau pats, ką aš turiu jau savo bagažą, aš turėjau susikūręs kažkokią savo sistemą ir aš jau norėjau pats tos laisvės
tų sprendimų ir tai buvo labai gera, kaip pasakyti, terpė išsibandyti save. Tai aš iškart sakau, po to trajauto, kur buvo labai daug up and down, ar būti ar nebūti, jie darė viską, kad aš ten būčiau. Ir kai aš atvažiavau tenai, tu iškart nuo pirmų dienų jautėsi, kad tu esi pats, tave gerbė labiausiai iš visos komandos organizacijos, nes tu esi treneris, tu kontroliuosi tą, kas vyksta aikštelėje. Visas, kas vyksta už aikštelės, tau nereikia kištis, tau viskas yra sureguliuota, sukontroliuota, vis pastovus klausimai, kuom galime padėti. Niekas tavęs ten netestuoja, niekas tavęs ten netikrina, jie žino, kad tu esi the coach ir tau ta laisvė yra duota. Ir man kas iš tos patirties, kas labiausiai įstrigo iki šių dienų ir aš daug pažįstamų, kam pasakoju, pirmos rungtynės oficialios reguliaraus sezono. Ir tas savaitgalis mes dar neturime savo nacionalinės rinktinės žaidėjų, 3, kurie yra FIBA languose. Bet mūsų vadovybė nusprendė žaisti tas rungtynės, nes mes žaidėm iš vis su underdogais, su paskutinė pernai metų komanda ir mes tas rungtynės pralaimėjom. Tai buvo labai, žinot, pirma patirtis tokioj šaly, pirmos rungtynės, tas ekstra kažkoks jauduliukas, kažkur nepasitikėjimas ir tu pralaimi tas rungtynės, tu eini į rūbinę ir tu realiai nežinai, ką sakyt. Tave sustabdo GM'as, sako, aš noriu pasakyti žaidėjams prieš tave, kai ką. Prieš tavo kalbą aš noriu pakalbėti žaidėjams. Ir jisai iškart įėjęs į rūbinę pasakė, tai yra šitas pralaimėjimas yra ant manęs, nes aš kaip komandos vadovas, kaip komandos GM'as, aš nusprendžiau šitas rungtynės žaisti, nenaudojant mūsų pagrindinių žaidėjų startinių 3, nes aš galvau, kad šitas rungtynės mes laimėsim, išsiversim su to, ką turim. Tai yra mano pralaimėjimas, that's on me, tikėkit treneriu, klausykit kiekvienos jo pastabos, tai yra geras treneris, aukščiausio lygio ir važiuojam su juo. Ir tai buvo pirmas ir paskutinis pralaimėjimas iš viso tame sezone. Mes toliau laimėjom viską. Tai ar tai Europoje vyksta? Nežinau, negaliu ginčytis, bet tai yra atviras klausimas. Kas turi pavyzdį, parašykit man į e-mailą, tai nustepsiu. Šiaip, vienas pavyzdys, kur iš karto man dabar ne tiek ekstremalus, nes tiek nelaimėjo po to, bet laimėjo kažkaip tai, bet buvo Ulmas, kur blogai buvo pradėjęs sezono ir ten vienu metu ten, čia prieš 2 metus gal buvo, netgi nežinau, ten 0,8 buvo ar kažkas tokio ir ten, nes jie koncentruojasi ant ugdymo ir matė tą procesą ir neteisė pagal laimėjimą, o matė tiesiog procesą eigą, kad viskas tie žingsniai teisingi, treneris teisingai dirba, stafas teisingai daro, viskas su laiku ateis ir paskui atėjo tos pergalės. Tai aš dabar tiksliai neprisimenu, kuris šis sezonas buvo, bet labai irgi toks labai priklauso nuo to mentaliteto, nuo irgi galbūt komandos tikslų, galbūt nes Laibinatas sporto direktorius, jisai buvęs yra ir treneris, tai jisai puikiai supranta tą vietą ir tą specialybę ir jisai supranta tą eigą, kad jinai tokia turi būti, bet ne visą laiką bus, ne visą laiką pergalės ar pralaimėjusio viskas atsispindės. Dar grįžtant prie pozityvumo, kaip man yra įdomu, kaip tie iššūkiai būna vis tiek su to, irgi turi žinoti, kur gerai, kur negerai yra, kaip tu jautei, kad tas pozityvumas visai autentiškas, nes jis turi būti kažkiek toksai, kad tu žaidėjai mato, žaidėjai atpažįsta feiką, atpažįsta pozityvumą, jie mato, ar natūralus ar ne. Kur pas tave tos ribos buvo, iki kur tu gali ir jauti, kad tu gali būti ir pozityvus, ir kalbėtis, ir tą pertikti tą emociją, o kur tada yra ta linija, ir čia dabar yra jau kita erdvė, kur mes nebegalim taip bendrauti. Manau, kad linija tai yra taisyklės. Komandos nustatytos taisyklės, tai yra ta riba, kur tu kaip treneris tu negali toleruoti ir tu turi pasakyti. Ir dar svarbiau yra neskirstimas žaidėjų. Vietinis, užsienietis, lyderis, jaunas, nes jeigu mes pradėsim, kaip pasakyti, 3 aukštais keiksmažodžių ant jauno žaidėjo, kaip treneriai, mes atrodysim labai juokingi.
Jo, čia tas yra dvigubas standartas negali būti. Turi būti ta pati taisyklė visiems turi galioti. Ir manau, kad žaidėjai su laiku jie tą vertina, jie pamato, kad visiems yra vienodos sąlygos. Ir aišku, kažkada ir mes suklystam, kažkada gal vienam žaidėjui daugiau, kitam mažiau, bet stengiamės, mūsų toksai prioritetas yra, kad visiems po lygiai ir aišku, vienas žaidėjas darys daugiau klaidų, kitas mažiau, čia kita medalio pusė. Bet stengiamės nediferencijuot Jo, lyderis, ne lyderis. jo mes vieną dalyką negalim pamiršti, kad lyderiam vis tiek kažkiek tai tu duodi daugiau tos erdvės ir klaidas suteikti, nes jie turi būti aikštelė, jie bus aikšteliai. O rolės žaidėjai gal mažiau tų klaidų gali daryti, nes jų laikas yra ir jie turi prisidėti su savo stiprybėm ir tas silpnybės tikrai ant minimumo laikyti, nes tada tiesiog bus tas plius minusas nesigaus. Tai čia dvigubas standartas gal krepšinio atžvilgiu, ant kiek tu duodi tos erdvės, kiek tu leidi kažkiek tai laviruoji tą dalyką ir tu turi atpažinti, kur ta erdvė yra vienam pasiekta, kitam dar ne. Bet dvigubas standartai, kaip tu elgiesi su žmogum ir kokia yra ten treniruotėse nedabėgi iki linijos, tai nesvarbu, tu lyderis ar nelyderis, tu turi dabėgti iki tos linijos, koks tu žaidėjas bebūtum. Čia yra taisyklė, čia yra kaip ir jau vertybė. Ir ta turi būti įdiegta visiems, ne tik tais vienas gali, kitas negali. Manau, kad pati geriausia patirtis iki šiol buvo su tom komandom, kur vedantys žaidėjai, gal net užsieniečiai, jie setina treniruočių toną. Vedantis pavyzdžiai yra visų pirma procese. Ir sezonai gaudavosi neįtikėtinai geri, neįtikėtinai sėkmingi ir tikrai įsimenami. Tai iki šiol, kai tu turi lyderius, kurie tą naštą neša procese, tai mes visi žiūrovai, tai mes matom 5 procentus visko, tai yra rungtynės. Mes ateinam į areną, mes matom rungtynės, mes įjungiam televiziją, mes matom rungtynės, tai yra 5 procentai viso proceso. 95 procentai yra hidden. Kažkur nuslėpta, kažkur nežinom, kas vyksta po tą povandeninę srovę ir panašiai. Tai yra daug bendravimo, daug sudėtingų situacijų, kurias reikia išspręsti, kurias reikia įvertinti, ką pasakyti, kada pasakyti žaidėjui, ar galima tą sakyti, ar ant jo galima užlipti, ar ant kito negalima. Čia yra neišrėpiama tema. Čia ir kokiu metu tą daryti, tą nedaryti. Ir prieš rungtynės, po rungtynių. Prie visų, ne prie visų. Žinai, čia yra tas dalykas, kur man yra komunikacija, yra mylimiausia tema. Man teko studijuoti ir taip teko studijuoti, neplanuojant, kad aš tą studijuosiu. Man taip gavosi studijose, kad dabar tas į ten numetė kaip krepšininką, o man tu gausi, man tiek daug pravėrė akis. Ir tada tas atpažinimas, man yra, pavyzdžiui, lyderystė. Kas yra lyderystė? Yra atpažinti situacijas, atpažinti, kad čia dabar kaip lyderiui reikia kažką pasakyti, čia dabar reikia nutilėti ir šito momentu kaip lyderiui reikia daryti. Ir tas dalykus, tos 3 dalykus, kaip lyderis tu turi per komunikaciją, per patirtis, bet ir per tą jausmą kažkiek tai atpažinti ir tam tikrų metu iškomunikuoti. Tiek žaidėjui, tiek asistentam, tiek su kom tu bendrausi, ta komunikacija ir tas atpažinimo būdas, čia yra menas. Ir čia daugelis žmonių, kaip sakai, tie visi 95 procentai, kas vyksta užkulisiu, ta dinamika, apie šitą dinamiką šitas podcastas ir funkcionuoja. Jisai yra, bet pagal tai, kiek tu, kada su asistentu kalbi, prie ko tu kalbi, kas aplink yra, kaip žaidėjai reaguoja, kaip tu irgi autoritetus turi apsaugoti, nes tu su savais, visi esam vienam laive. Ir kaip tą viską viduje išlaikyti, kad kas yra lyderis, kaip jį irgi reikia kritikuoti, kad visi jaustų, kad čia visi tas pačias taisyklės turim. Tai man tas labai patinka ir čia turbūt yra sunkiausias, bet už tai yra ir įdomiausias darbas. Tas atpažinimas yra žiauriai svarbus, jisai ateina su patirtim, bet tu jau esi kito lygio treneris, kai tu moki atpažinti ne tik šiuo metu, kas vyksta, bet ir 2 žingsniai į priekį, kas gali įvykti, jeigu toliau tai seksis. Jeigu toliau tai, kaip pasakyti, vyksis. Tęsis.
Jeigu tai toliau tęsis, matai, kartais aš tavo lietuvių kalbą pasakydavau, dabar jau tu Aš pataisai. tą patį Šaunuolis. pagalvojau, tą patį pagalvojau. Gerus Tai, mokytojus turėjau. tai geras bumerangas. Bet žinai, ką norėjau pasakyti, paklausyti tavęs, kaip merginos treniravai, kaip tau, kokioj vietoje tau didžiausias skirtumas buvo komunikacija su merginom ir su vyrais? Čia yra labai didelė tema. Aišku, visi mes žinom, disciplina yra kito lygio, improvizacija yra mažiau. Čia ta šneka, ta kalba jau apšnekėta ta tema, bet galiu pasakyti pavyzdžius iš treniruotės. Kažkur esi suirzęs, matai, kad daug klaidų, viena, antra seka, trečia, jau ir žaidėjos tą jaučia. Atbėgs kokia, žinai, 14 metų mergaitė ir apsikabins. Mes padarysim, sako, kitą kartą mes geriau padarysim, žinai, ir taip, ko čia nervuotis, žinai, galvoji, ko tu čia parnis, nu sako, mes tengiamės, mes padarysim. Jeigu ne šiandien, sako, tai rytoj. Ir žinai, kitaip yra tas ir visai kitas veido, visai kitas, kaip pasakyti, body language yra, klausimas, tai ne tik ausimis, bet ir akimis. Nes tu gali gal girdėti, bet tu dažnai nesiklausysi. Mhm. Jo, Gal tas, vyrų krepšinėje yra tas jo. klausimasis, tai ne veltui Dievas davė dvi ausis ir tik vieną burną. Kartais reikia išklausyti ir kartais reikia patilėti ir tą informaciją nuryt, kokia jinai nebūtų, kaip pasakyti, nemaloni. Kartais ją tiesiog reikia suvirškinti, grįžti namo ir kitą dieną tu ateisi, gal ir tu sutiksi su tą situaciją, kur tu karštas būdamas gal ir nesutiksi. Mhm. Tai su merginom dėja taip gavosi, kad abu sezonus tiek Italijoje, tiek Danijoje teko vidury sezono išvažiuoti. Italijoje teko vidury sezono išvažiuoti į Iraną ir palikti tą mergaičių komandą. Danijoje teko išvažiuoti vidury sezono į Talino Kalevą. Tai tie išsiskyrimai vyrų komandai, berniukų komandai turbūt ateis sekantis treneris ir visiems valio, žinai. O čia buvo dramų, čia buvo ašarų, čia buvo daug tokių labai nemalonių. Taip, ta prasme, nu, tu jauti, kad tas visas saugimas su komanda, susijungimas su komanda yra kito lygio, Mhm. kito levelio paprasčiausiai. Ir dėl to aš galvoju, kad aišku, niekada nesakyk niekada, bet vengčiau eiti ypač į jaunimo mergaičių komandą, nes ten tų emocijų nesuvaidintų yra žymiai daugiau. Mhm. Žymiai Aš, daugiau ir tą reikia dylinti, tą reikia suprasti ir tą reikia išmokti irgi kontroliuoti kažkuria prasme. jo, dabar noriu vieną trumpą segmentą mano sponsoriui duoti probalas.com. Aš dabar pasidalinsiu ekraną, tai visi, kas klausotės, gal nematysit, bet visi, kas žiūrit, pamatysit kažkiek tai mano probalas.com sponsoriaus platformą, matai? Taip, Ir čia galima statistikas, galima čia loginą padarysiu, statistikas sekti žaidėjų komandos, turėti savo favoritsus, užfollowinti žaidėjus, tada mes skirtingą informaciją iš karto, kai prisiloginę apie tos tam tikrus žaidėjus arba komandas. Tai dabar įvesim Rytas. Iš karto išmeta keletas komandų, nes jaunimo komandos irgi yra įdėtos. Ir čia matosi paskutiniai rezultatai, lyderiai, taškų, reboundų ir taip toliau. Dabar klausimas tau, jeigu einam prie team records, čia galima irgi užsearchinti individual records, team records, tai jeigu einam į komandų pasiekimus, tai dabar biški legina mano internetas, bet va dabar kraunasi, einam į Lithuanian BetSafe LKL, nes yra galima atskirti Eurolygos laikų, Eurocupo, BetSafe playoffai ir taip toliau. Kaip tu manai, kurį rekordą tavo komanda pastarųjų metų yra šita čia, nes čia matom visų, 2003 metų, 2 metų best efficiency,
netgi matom ir Artūro Jomanto LKR legendos naujos sumuštus rekordus. Čia tarp taškų rekordų nėra, kas kaip nekeista būtų, nes taškų tikrai daug renkat. Vidurkis taškų yra rekordas. Vidurkis, gerai, bet čia dabar 132 taškų dar nebuvo surinkę, čia dabar yra. Ne. Bet va, yra 124 taškai 24 metais, gegužės 9 prieš Pieno žvaigždės. Reboundų. Kaip tu manai, koks reboundų skaičius pas jūs buvo? Topinis. Komandos? Jo. Iš viso ar off-rep? Total, jo. Sakyčiau 60. Rekordas yra 62, čia 18 metais, bet dabar buvo 52. Tai 52. 7 vietoje jo. Yra ant ko padirbėti. Yra ant ko padirbėti, bet dabar offensive reboundai, ką aš jau prieš tai pažiūrėjau, čia galima pažiūrėti, koks buvo jūsų rekordas ir kurioje vietoje, kaip tu galvoji, jūs esat visų laikų Ryto. Per šitus paskutinius 4 metus turėtume būti top 4 visam Ryto istorijoje su kokiais nors 23 reboundais offensive. Kaip nebūtų keista 25, bet 23 metais. Tai 23 buvo, 23 metais gruodžio 23, 25 offensive reboundai prieš Neptūną tai vyko. Ir Echa 13. Nu, va, atsipirko įmas ant lentos. Laimėt. Lenta ir rungtynės laimėjom. Ir va, sunkiai laimėjom, tai realiai dėl tų kelių offensive reboundų ir laimėjom. Jo. Čia va, irgi prieš Neptūną, matos, 19 offensive reboundų buvo surinkta. Bet čia jau taktinė dalis, kurią mes gal tiek daug nelysim, bet visiems siūlau proballs.com pažiūrėti, čia galima ir žaidėjus sekti, ir komandas sekti, ir, kaip sakau, užsifavorinti savo mylimiausius žaidėjus ir iš karto, kaip iškrenta statistika to žaidėjo sužaidžius, galima iš karto išmeta notification. Tai čia o kiek čia legendų yra? Kaip sakai? Kiek čia daug legendų matau? Jo, visi vienoje vietoje. Tai va, ačiū jums visiems, ačiū proballs.com ir eikite, lankykitės ir žiūrėkite. Grįžtam prie mūsų temų, norėjau dar paklausti apie štabą. Ką tu iš štabo lauki rungtynių metu, treniruočių metu, kam skiriasi tie dalykai ir ką už aikštelės ribų, kokie tavo expectationai yra, pradėkim nuo rungtynių metu, ką tu nori ir ką tu lauki iš jų. Visų pirma, čia turėčiau vėl du trenerio etapus išskirti savo karjeroje, tai yra turbūt iki Ryto ir jau dirbant Ryte. Iki Ryto buvo labai daug tos, kaip pasakyti, savanaudiškumo, ypač kai buvau vyr treneris, norėjusi vėlgi pasikartosiu daug ką kontroliuoti. Ir kai kur nusisukdavau nuo štabo narių, labai stipriai nusisukdavau ir Danijoje man tas pakenkė, už nugaros reikalai, Indonezijoje 2 sezone, kitoj komandoj, covidiniam sezone irgi jautėsi, kad daug kas iš vietinių yra nepatenkinti ir tai yra man labai gyvenimiška patirtis. Ir atėjus į Rytą, tiksliau perimus Ryto tą vairą, vėl privilegija didžiulė dirbti su Eurolygos patirties turinčiu treneriu savo štabe, tai Džordžu Dedasu. Taip pat mes iškart pasikvietėm Gustavą Skoliūną, toliau prisidėjo Aistis Pilauskas pernai, kai supratom, kad reikia daugiau indėlio ir jaunesnių trenerių su individualiu darbu, kur mes turėtume koncentruotis su Džordžu daugiau į taktinius reikalus. Tai jo, mes pasiskirstę esam, kas už ką atsakingi, kas už individualų, tai yra daugiau Gusto, tai yra daugiau Aisčio, kas už taktinį, tai daugiau prie gynybos daugiau Džordžas, daugiau apie puolimą aš turbūt, aišku, derinius aptarinėjom visi, ieškom jų, siūlom vieni kitiems ir panašiai, ką turim žaidėjus, pagal tuos žaidėjus juos kūrėm. Ir aišku, rungtynių metu
Daug tokių situacijų būna, kur atrodom blogai kaip suolas, kur mes turim visą laiką jausti žaidėjo skūroje, vadinkim, žaidėjo kūne. Jisai, jeigu gaus labai daug mixed messages nuo suolo, tai jam sunku tiesiog bus kompitinti. Mes turim atsakomybės, kas už matchupus atsakingi rungtynių metu, kuris asistentas, kuris už keitimus atsakingas rungtynių metu, kuris už offensive callus. Aišku, vyr treneris už taimautus ir panašiai. Prieš taimautą taip pat mes nenorim, aš kaip vyr treneris nenoriu per daug tų nuomonių, nes laikas yra labai ribotas, tai turi tos tokios kulkinės mintis, bam bam, ir einam tada šnekėti su žaidėjais, nes pripažįstu, kad dažnai užtrunkam su to mintim. Ir treniruočių metu tai yra labai svarbu, būna daug ginčių su treneriais, kad kažko nepasakėm laiku žaidėjams, kažko neuždraudėm laiku žaidėjams, tai jie atsineša paskui rungtynės. Čia būna dažniausios žiežirbos tarp mūsų trenerių. Tarp mūsų trenerių būna tų vadinkim, Ne prie visų. Ne prie visų, bet esmė, kad vėl yra pas mus keli jaunesni treneriai, keli vyresni treneriai, tai su vyresniais treneriais mes daugiau, su Džordžu mes daugiau komunikuojam, ką ir kada žaidėjams pasakyti, ko nepraleist, su jaunesniais treneriais, kaip reaguoti į pergalės ypač, kaip parodyti, kad mes neatsipalaidavę su žaidėjais, kaip komunikuoti su žaidėjais prieš tą patį pre-practice warm-up, žinai, prieš tos individual workoutus, kad mes negalim pasileisti savęs, kad žaidėjai to neatsipalaiduotų. Mes tą žinutę labai akcentuojam, kad mes negalim būti per daug artimi su žaidėjais. Aišku, jaunesniems treneriams tas yra sunku. Bet stengiamės, tobulėjom ir tai yra dažnas mūsų topikas trenerių kambarį. Ir aišku, video pasiskirstimai. Tai yra kita tema, kas už feedbacką, kas už paruošimą varžovų komandos, kas už individualų skautingą. Visur yra skirtingas treneris. Ir mes nenorim, mintis gal yra ta tokia, kad sezonas ilgas, 10 mėnesių ir mes nenorim žaidėjas, kad jisai nuo to pačio balso Taip. Laikui bėgant, anksčiau ar vėliau tas atsitiks. Ir tas nėra sveikai, kaip ir tu pradėjai podcastą, tas, kaip pasakėjai, ta psichologinė sveikata. Sporte, psichologinė sveikata tarp žaidėjų trenerių, tarp trenerių žaidėjų. Stengiamės tą kažkokį pulsą laikyti ir mes pasirinkę tą pozityvę liniją. Ir mes turbūt kvailai atrodytume, jeigu kažkurią vieną dieną išsidraskytume prieš žaidėjus. Tai žaidėjai, žinot, jie gal gerbdami pasiklausytų, bet rūbiniai būtų tiesiog pasijuokta. Jo, čia gera tema, labai gili tema ir noriu sugrįžti prie to jauno trenerio, jauno asistento trenerio, kaip pavyzdžiui, aš prisimenu puikiai, kaip, sunku, nes tam amžiuje esu, pavyzdžiui, Caske buvau, tam amžiuje, kur dar galėjau žaisti, dar buvau ir kažkiek tai dar pamėtydavau, ten pažaisdavau, ten kažkiek tai galėdavau pajudėti, dar sveikata nebuvo tokia trikus, bet yra skirtumas, pavyzdžiui, jeigu ten J.R. Holdenas ar Teodosičius ar ten Aaron Jackson sako, davai varom papusryčiauti. Sakysi, ne, čia man negalima, čia vis, irgi turi kaip žmogus pasimti, kai, autentiškai galvoja, blem, davai, eina, pakalbėsim, biškai pakalbėsim apie gyvenimą, apie tos pačias patirtis, bet tada jie irgi norėjo žiūrėti, kaip aš, kaip jaunas treneris, ką aš galvoju, ką aš galiu pasakyti, apie ką mes galim pasikalbėti. Bet tada irgi tu turi tas ribas žinoti, iki kur ten dabar tu gali kalbėti, kur ne. Ten eini su Teodosičium, jisai cigaretę įsitraukia, tu nesakysi, tu čia prie manęs nerūkyk, jisai suaugęs vyras yra, suaugęs žmogus, jisai kaip ir turi savo ir jam čia jo yra, visi žino, visi taip gyvena pagal tai. Bet suprasti, kur yra riba, kur tu gali, kur negali, kur ten jau out eina, tu jau neini, nes vis tiek yra tas tokie, kur
čia jūsų gyvenimas, aš turiu savo gyvenimą, mes tada turim atskirti tas ribas žinoti, o paskui salė susitinkam, galim pasikalbėti, gali papasakoti, kaip buvo, kas buvo, ten eisim papusryčiauti, pasikalbėsim apie kitus dalykus. Ir čia toks, aš manau, kad yra normalu eiti asistentui ar ten treneriui kartais netgi pavalgyti, papietauti, pavakarieniauti, čia labai yra natūralus dalykas, tik tais reikia žinoti, kur, ką, kaip tu, iki kur tu gali dasileisti, kur paskui tu būsi tiesiog kaip ir nebe autoritetas, o naparnikas, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, draugelis, Draugelis. draugelis, jo, toks tik, žinai, tada kaip ir nebejaus ribų jie. Tai čia irgi tas toksai yra, kur tu turi žinoti, kas tu esi, į kurią pusę tu eini. Tai va, tai tą iš savo patirties galiu pasakyti, kad čia yra sunku, bet yra įmanoma. Tiesiog reikia žinoti ir savo būti, tai pagundom nepasileisti, kad tu ten nori eiti, gali eiti, bet šiaip į nieką nenuves, nes tik tais į blogą nuves. Na, tas pats, manau, štabas galim nusistatyti tam tikras taisyklės, tam tikras ribas. Mes tą darom pradedant nuo mūsų trenerių ofiso taisyklių, tvarkos, Jo. kad nebūtų gėda iš svečio įsileisti. Tai pradedam nuo čia ir paskui yra tam tikros ribos tiek bendraujant su žaidėjais, tiek bendraujant kažkur, bet kur viešai, kaip man taisyklės yra tam tikros bendraujant su medija, taip ir žaidėjams mes esam vis tiek viešos asmenybės ir turim tas ribas jausti. Bet dar irgi pasakė prieš tai, kaip sako, tarpusavės štabas, susikerta, kažkur tai diskutuoja, karštesnės diskusijos, ten įsitaškymas vyksta iki tam tikros ribos, kur aš irgi buvau štabuose, kur ten, jau aistringai jau diskutuoji, kalbi ir savo nuomonę atstovauji, nes tu matai taip ir ne kitaip ir turi eiti tam tikrą linkme ir pasakyti savo nuomonę, bet neprimti asmeniškai, jeigu tai nebus kito žmogaus nuomonė ar kito žaidėjo, iš kito trenerio patirtis kitokia ar požiūris kitoks. Tai čia tiesiog yra tu atstovauji, bet tada taip įsisakai, visiems viskas aišku ir eini toliau. Ir nėra tai, kad dabar čia savaitę nekalbėsiu su tavim. Žinai, tai čia tą irgi turi atskirti, čia yra labai natūralu. Komandinėse sporto šakose, manau, dinamika ir tas toks netikėtumas, kai tu mažiausiai tikiesi kažkokio tokio neprognozuojamo dalyko, jisai įvyksta dažniausiai tada, tu turi tam būti pasiruošęs, labai dažnai galiu pats pripažinti tam, nes nebūnu pasiruošęs tuo momentu, kaip tas vyksta. Ir tai yra vėl turbūt kaupiama patirtis, turi tam būti visą laiką pasiruošęs, ar komanda yra winning streak, ar komanda yra pralaimėjimuose, tai turi visą laiką turėti tą pulsą ir jaust, kada tas gali nutikti ir kaip jau šnekėjom, galbūt ir nujaust 2 žingsniai į priekį, kad tas gali atsitikti. Ir svarbiausia iš to, tai ar mes reaguojam į tą susišpilkavimą, ar iš to kažkokio ginčo atsiveria kažkokie geresni sprendimai, ar ne. Nes jeigu ne, aš manau, tai tada neteisingai yra ego, kas komandiniam sporte niekam nepadeda. Jo. Nes niekas nėra aukščiau negu komanda. Taip, ir tai, kaip sakai, yra neteisingas ego, yra teisingas ego, kur tu tą teisingą ego, sveiką ego naudoji tam, kad pergalės pasiekti, tam, kad lipti per save, tam, kad parodyti, pasikalbėti, diskutuoti, bet neteisingas ego, kur tu tada statai save aukščiau visų kitų, kategoriškai tada atsisakai ir tada nebendrauji, ar kažkaip tai tada atsiskiri save nuo visos tos erdvės, nes žaidėjai tą žaidėjai jaučia, kaip yra nesusivieninimas, pasipriešinimas kažkoks tai, ir žaidėjai jaučia darbą. Kaip tu gali reikalauti iš žaidėjų aukščiausio lygio darbą, kad jie dirbtų, jeigu jie mato, kad jūs nedirbat, jeigu mato, kad ten tarp štabo yra nedadirbta, neiškomunikuota, neišsigryninta, kaip sakai, mes einam su ta pačia žinutė visi, ir tada einam ir visi, kaip klausia, ir mes esam jau tiek įsidiskutavę, įsiriekę, įsiaiškinę, kad jau mes žinom, kad va čia šito nedarysim, nes taip ir taip, mes darysim taip ir visi, kur žaidėjai, kur klaus, kad būtų ta pati žinutė. Ir čia yra tas, kad tada žaidėjai jaučia, aha, jie tikrai dirbo, kalbėjo, diskutavo ir yra pagrįsta. Pagrėsimas yra. Jo, turbūt einant į kiekvieną treniruotę, tu turi būti pasiruošęs kvailiam klausimams. Man yra bent jau ryto etape pasisekė taip, kad aš tokių kvailų klausimų labai realiai, aš net neatsimenu, kada buvo kvailas klausimas. Klausimai vis laik būna to the point,
labai aiškus ir mes turim tiem klausimams prieš treniruotę labai gerai pasiruošęs. Žiūrėk, žaidėjai greičiausiai šitoj vietoj klaus, kas jeigu. Ir jeigu tu nepasiruošęs, kaip tu Benai ir sakai, žaidėjai tą greitai pajaučia, nes mūsų nebus taip, nebus tokio štabo, kuris kažkiek nesimėtis, užklausus tą live question. Bet mūsų darbas yra tą mėtymąsi suminimalizuoti. Jo, čia tas. Pavyzdys paprastas, mes rodom video, ar tai feedbackas, ar tai kažkoks ruošimasis artėjančiam varžovui, žaidėjas užklaus, ar šitoj vietoj kan low posto mes ginamės. Mes, kadangi dar nesam išdiskutavę trenerių štabe, tai nėra blogai pasakyti, kad žiūrėkit, mes dar šitos temos nepalėtėm, prieisim, pasakysim, kol kas to mes nelėtėm. O ne tas spėliojimas, kur tu mestelni kažką nepagalvojęs. O paskui keiti. Ne, jo, o tas keitimas po keitimo tai yra viena iš didžiausių krepšinio katastrofų, kokia gali atsitikti. Tai čia kaip ir vėl, kokia geriausia gynyba? Geriausia yra viena gynyba. Kaip... Visi žino savo atsakomybės. Taip. Mėtysimas, tai kas gaunasi, tu maišai taisyklės, kaip prie Mesinos būdavo toksai, kad žaidėjai turi mažiau galvoti, jie turi žaisti, kad kuo daugiau ten paskui, taisyklės turi būti aiškios, visi turi žinoti, ką jiems reikia daryti, bet jeigu ten paskui čia vienoje situacijoje, taip kitoje situacijoje, taip ta pati situacija, tam kampe jau kitaip, ten gaunasi, kad žaidėjai nebeturi to intuityvaus žaidimo pobūdžio. Jie tada jau tą sekundę, kur jie turi galvoti ir prisiminti, jau atima reakciją, jau tu vėluoji sekundę ir tada jau reikia tau pastoviai... Mes sulėtinam žaidėjus. Taip. Ne jų nuovargis, ne jų kojos, mes. Jo, galvą apkraunam, tai paskui turi gelbėti tą situaciją. Paskui matai, paskui tu žaidėjus peiki, nes jie vėluoja, bet jie iš tikrųjų jie stengiasi, jie tik tais turi, irgi, būkim bėdim, bet teisingai, bet tas schedulas tai yra kosminis, ypatingai Eurolygoje, kur tu tiek laiko neturi įdėkti naujas taisyklės pastoviai. Tu turi jau eiti su aiškumu ir turi žaisti iš inercijos, iš emocijų ir iš eigos, kad kuo mažiau būtų, taip jos būtų aiškios, bet jos negali būti blaškymosi ir spėliojimo rungtynių metu. Mažiau yra daugiau. Reikia dažnai, aišku, mes treneriai dažnai tą pamirštam, bet prieš lemiamas rungtynės, prieš žiauriai svarbias rungtynės, tai yra turbūt vienas geriausių girdėtų patarimų iš kolegų, iš kitų trenerių. Mažiau yra daugiau. Jo. Gerai, tai mažiau yra daugiau, tai tada einam į ATOs. Jų mažiau, bet turtingas daugiau turinio. Aš to nebraižysiu tau derinių, bet užklausiu greitus klausimus, ATO atsakymai bus irgi greiti iš tavęs, kas tau šausi galvą, tai jeigu dar norėsi pagrysti, galėsi pagrysti, jeigu tau daugiau negu vienas atsakymas šausi galvą, drąsiai sakyk. Mėgstamiausias Vilniaus kavos spotas. Reklamos duodam biškį. Turbūt dabar Mon Vilnius. Kiemelis. Netoli Vokiečių gatvės. Kiemelis. Jo, žinau. Taip. Aš tokius, teisingai, mes apie tai kalbėjome. Tu įmetei reklamą, aš taip. Nuėjau tenai už kelių savaičių. Iš karto. Tavo kaltė. Taip, bet gavosi gerai ten, taip, jo, naujas spotas, ypatingai vasarą ten su terasėlė yra tokia irgi labai gera. Labai gerai. Šiandien buvau Hurakane, irgi ten dažnai aš visur lankausi, bet šiandien dabar pastebėjau jau savaitę laiko, gal jau jie ilgiau atsistojo, yra batch brew padarė, tai ten galima už tiesiog 2 euriukus batch brew gerai išfiltruotos kavos. Šiandien Tanzanija labai skani buvo, tai keičia pastoviai, tai ką rekomenduoju, tai Hurakano batch brew kava. Žinosim. Reklama nemokama. Pasižymėsiu. Mėgstamiausias restoranas Vilniuje? Ne itališkas. Ne itališkas, okei. Turbūt Som. Som, okei. Prie Mo muziejaus. Prie Mo muziejaus, okei, jo. Mėgstamiausias hobis?
apart video peržiūrų. Kažkas nesusijęs su krepšiniu. Uh, Mėgstamiausias hobis. Jį labai primiršęs esu skvošas. Ir turiu pripažinti, Vilniui taip nei kartų ir nesužaidęs. Bet raketę turiu, kamuoliuką turiu. Ieškau porininkų. Kreipkitės, kur galėtume padaužyti sieną. O Tai į padelį toksai neperėjai? netradicinis gal čia, nes padelis dabar turbūt toksai vedantis yra, tai toksai gal netradicinis. Ir šiaip turbūt žmona labiau pakreipė į tą pusę, kad dar vienas iš hobių toksai pasivaikščiojimas daugiau gamtoj. Tikrai iki tol mažiau vaikščiodavau, dabar žymiai, žymiai daugiau. Aišku, to laiko norisi daugiau turėti, bet visą laiką patinka, nes Vilniuje labai daug gerų vietų, kur galima tą padaryti. Jeigu, aišku, oras negadina. Nes Vaibų. arba tiesiog cepelinų dangų pažiūrė ir viskas gerai, niekas nepasikeis. Bet šiaip pasivaikščiojimas labai prablaško. Aš kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, ypatingai Vilniuje man patinka vaikščioti tiek mieste, tiek parke, tiesiog prasiblaškyti ir podcast'o pasiklausai, bet šiaip mintis susidėlioja, kažkokias mintis kyla naujos, tai labai, labai pasivaikščiojimas toks yra underrated. Ir topinė tavo vieta pasivaikščiojimo Vilniuje. O aš savo ratus suku iš, tarkim, Vilniaus gatve viršų iki eini iki pat galo Rotušės, tada iš Rotušės suki link Pilies gatvė į apačią iki katedros. Senamiestis, jo, labai gerai. Senamiestis. Čia mano ratas yra ir aš ten kartais į vieną gatvelę nusuku, kartais į kitą, kartais ten, bet ir tada jau vienur kavą nusiperku ryte, einu su kava, einu kitur, vėl nusiperku. Tai man toksai yra, rytinis pasivaikščiojimas yra labai svarbus. Kažkada gal ir vėl susitiksim ir tenai, nes su žmona irgi dažnai mėgstam po senamiestį ir mes tik tai pridedam dar Bernardinų sodą. O taip pat ir užupį ir ten trinamės maždaug aplink Bernardinų bažnyčią, nes tai yra, mes vadinam, tai yra mūsų bažnyčia, nes tenai susitokiam, tai tokia mėgstamiausia turbūt Vilniaus vieta, dabar eglutė bus, tai turbūt ir iki katedros nueisim dažniau, tai jo, panašios vietos. Jo, Strange Love'as yra ten prie Bernardinų, labai gera. Esu tave ten sutikęs. Ir ten dar kitų žmonių sutikam. Mėgstamiausia šalis, į kurią keliauji, ne Italija. Žinau, kad pasakysi ne Italija. Gali su komanda gal kažkur tai keliavot, kur ne atostogų pobūdžių, bet tave nustebino gal maloniai. Nustebino maloniai. Iš tikrųjų, va, dabar buvo FIBA langai ir nukeliavom su žmonai iki Paryžiaus ir ta Prancūzija. Labai gerai atsigavom, sveikatas pataisėm. Tai tokia kažkiek kitokia nuo Italijos, tiek virtuvė, tiek visi mados reikalai, tiek gaila ir oras kitoks. Bet šiaip tai jo, turbūt. Mes jo į didelį miestą keliavom, bet šiaip tai mums patinka keliauti visur, kur yra mažesni miesteliai. Nes to šurmulio Vilniuje kasdieninio yra daugoka. Ir jeigu renkamės atostogų kryptį ar kažkur pakeliauti, tai vis laik yra smagiau į tuos mažesnius miestelius, kur tas lėtesnis gyvenimo stilius, kur biški pabėgti nuo tos rutinos, sulėtėt, atsigert kavos. Pabendraut, neskubėt, nelėkt, neprisiplanuot per daug. Ir paskui vis kažko nepadarei. Tai tą reikia, čia yra menas ir čia irgi yra gyvenimiška patirtis ir tą reikia mokintis vis dar. Jo, kartais ant sąžinės grėžia, kaip kažką nepadarė ar kažką, bet jeigu žinai, kad deadline'ai nėra, kad nepabėgs niekas, tai nereikia perspausti, bet aš mėgstu gal projektais apsikrauti, gal to mintimis, nes visą laiką norisi kažką daugiau daryti, bet tą irgi reikia rasti pusiausvyrą. Viskas yra pusiausvyrą. Kažkur tai rasti savo. Bet šiaip tai, jo, pertrauksiu, prisiminiau gerą kelionę į Kroatiją su mašina, tai gal vis tik tai po Italijos aš reitinguočiau antroje vietoje ne Prancūziją, o Kroatiją. Nu, ten irgi, ja. Vaizdai, oras. Jeigu su mašina niekur neskubant važiuoji, tais paktom pakrantėms, tais vaizdais į kalnus, į jūrą,
tai yra kažkas irgi, ką norėtųsi kažkada pakartoti. Jo, sutinku. Ir paskutinis yra Tim Ferriso klausimas, kur aš visą laiką klausiu visų svečių, mėgstamiausias feilas, iš kurio tu daugiausia pasimokė. Tai mėgstamiausias feilas, tai yra gal gan paradoksiškas klausimas, bet tam, kad kur tu gali prisiminti, kur susifeilinai, bet tau daugiausia padėjo atsižvelgti ir išmokti ir išaukti. Mėgstamiausias feilas. Gal patirtis, čia būtinai iš darbo, ne iš darbo. Ne, šiaip. O, Kur tave kaip žmogų gal pakeitė, gal toksai, kur tu susivokė, kad, labai blogai, bet tau daugiausia gal įtakos davė tavo asmenybei, tavo sprendimų priimimui reflektuojant. jo, gal pagalvojęs daugiau galėčiau pasakyti ir taikliau, bet šiaip tai, kadangi dabar visas tas podcastas buvo dar darbiniais daugiau patirtim, tai gal ta Danija, kur buvo vienoje komandoje 18 žaidėjų, man neleido jų susimažinti, nes tai buvo 3 skirtingi komandos tikslai, tai yra ugdyti jaunimą, nes komanda buvo sujungta su krepšinio mokykla, tai talentingiausius žaidėjus juos žaisti aukščiausiai lygoje, jau žaist, tada būti ištikimam lojaliems tiems žaidėjams, kurie laimėjo antrą lygą ir pateko į aukščiausią, kurie to lygio nelabai vežė, ir kompitinti lygoje, kas buvo sunkiausia su tais pirmais. Tai aš pasirinkau jaunimą ir kompitinti, tos lojalius žaidėjus biški į šoną ir prasidėjo tie už nugaros visi reikalai. Plus labai buvau savanaudiškas vyr trenerio pozicijoje ir labai mažai įtraukinėdavau asistentus, kas paskui prieš mane labai atsisuko jau po kokių 3 mėnesių ir jau kalba buvo apie atleidimą ir tai buvo mano vienintelis atleidimas iki šiol, toksai oficialus po laimėtų rungtynių. Netgi po laimėtų rungtynių mes nusprendėm nebetęst, nes ten nebuvo tikslo tęst ir aš buvau jiems netinkamas, jie turbūt man netinkami buvo, bet tuo metu labai greitai viskas išsisprendė, nes kitą dieną po atleidimo aš jau buvau Taline, nes Kairys Donaldas jau žinodamas situaciją jis jau kvietė tenais. Tai tas toksai, kaip pasakyta, feilas didžiausias tas, kad toksai savanaudiškumas, kad aš padarysiu viską pats ir tokio flexibility nebuvimas kažkur iš tų situacijų išsisuk taip, kad visiems būtų gerai. tą reikia mokėti, tą reikia žinot, kaip elgtis ir ko aš labiausiai nemėgstu, tai panikos ir to tokio negatyvo ir stengiasi jo išvengti ir visų pirma žiūri pats į save. Ačiū, Giedriau. Labai geri žodžiai ant galo. Atsižvelgiai į save, nes veidrodis vis tiek kiekvieną rytą atsikeli ir kas bebūtų dieną prieš, kas įvyko, vis tiek atsižvelgiai į save, žiūri, kaip tu gali būti geresnis ir kaip mano mylimiausia daina visam pasaulyje, visos istorijos, Michael Jacksonas Man in the Mirror. Tai visiems skatinu dabar įsijungti Michael Jackson Man in the Mirror, įsiklausyti žodžius ir prisiminti, kaip atsižvelgti į save ir taisyti, pradėti nuo savęs. Padarai žingsnelius kelis, kai tą dainą klausai. Oi, moonwalką padarau per visą kambarį. Ypatingai ryte gerą energiją suteikia. Tai va. Gerai, Giedriau, labai ačiū tau, labai ačiū. Ačiū tau už laiką, ačiū tau už įžvalgas, patirtis, pasidalinimo patirčių ir linkiu sėkmės ateinančiose kovose ir tikiuosi susitiksim artimiausiu metu. Vilniaus senamiestyje. Tikiuosi. Galiorkai. Dar viena reklama. Dar reklama visa. Eikite Galiorkai, ten spardeliai, kosmosas. Yeah. Gerai. Ačiū jums visiems. Iki. Gerai, iki. Čiau. Ciao.